Padarykim būrimuką laimiai. Labai mažai dabar žmonės galėtų pasakyti, labai retas, kad tikrai laimingi, kad aš laimingas, kad man viskas gerai, labai retas žmogus. Ir žinot, padarykim būrimuką dabar tokį, ar būsiu aš laimingas ar laiminga. Čia ir vyram, ir moterim. Ar būsit laimingi? Ar jums viskas gerai seksis? Kas laukia jūsų? Ar reiks ir toliau tą savo tokį kryžių nešti, tą karmą nešti, mylėjai, ko aš jums visiškai nelinkiu. Linkiu tik tai gerų ir šitos kortos tegul būna kaip užkalbėjimas jūsų laimiai. Kad viskas jums gerai pasisektų, kad jūs tikrai būtumėt laimingi. Paprašysim šitų kortų, kad jūs būtumėt laimingi. Gaunu labai daug laiškų, elektroninių ir visokių, ir gražių, ir piktų, ir pašaipančių, ir kritikuojančių. Kritikuoja, kodėl mano pirštas vienas yra kreivas. Aš čia gydau, aš bioenergetikė, kodėl aš šito pirštų. Žinot, aš turiu paveldėti tą artritą. Ir pas mane žiūrėkit, kokie idealiai tiesus gražūs pirštai. O šitą pirštą aš nusitraukiau šitą sausgyslę, keldama akmenį. Į gėlyną kėliau akmenį ir nutrūko ir medikai sako, per smulkiai, neina susiūti ir visokiais atsikalbinėjimais, reikėjo anksčiau ir žodžiu. Ir liko mano tas vienas pirščiukas toksai, jis neskaudamas, bet jis neįsitiesia, sausgyslė jo neatstato. Tai galiu visiems paaiškinti, kam iškyla klausimas, nes tikrai gaunu ir dėl šitų klausimų. Gerai. Dabar ką jums pasakys taro kortos dėl tos laimės, kas bus jūsų gyvenime. Kaip ta laimė ateis ir iš kur ateis, kas ją atneš ir kaip viskas įvyks. Paklausiu, mėlėjai, jūs, kurie mane prenumeruojat, dar norėjau aš jums pasakyti, kad aš senai ruošiuosi ir vis nesiryžtu daryti tuos gyvus, tuos bendravimus eterinius, kur man ištisai siūlo YouTube'as, kad aš savo bendruomeniai, tai, kurie mane prenumeruoja, kad daryčiau, nes čia galės tik prenumeratoriai prisijungti ir daleiskim atsakyti į sveikatos klausimus, galėsiu atsakyti į klausimus, išmesti tiesiog vos ne kaip individualu gautųsi taro kortas. Tokia galimybė yra ir gal aš pasiryšiu kartą bent savaitėje daryti nustatytą valandą ir kas norės prisijungs ir galės gauti šitos mano būrimus. Tiesiog šnekėsimės gyvam eterį ir tiesioginiai transliacijoje ir galėsim bendrauti. Bet čia galės šitą prisijungimą daryti tik tai tie, kurie yra prenumeratoriai. Tai jeigu domina mano kanalas, mėlėjai, padarykit tą ir aš pasistengsiu. Galbūt net nuo šio savaitgalių, kada laisvesni turbūt būtumėt, kada jums patogiau būtų, gal šeštadienių vakarą. Arba man patiktų daryti prie jūros tokį, kad matytumėt ir jūrą, ir mane, ir bendrautumėm, ir ką jūs pageidautumėt, parašykit man. Ar jūs norit kortom, ar norit sveikatos patarimų ir galėsim pabendrauti. Tai va, dabar pasakoju, ką kortos jums dėl tos laimės. Pentaklių riteris atneša gerą žinią. Riteriai neša žinias. Bet jinai žinia velnias, sekanti korta krito. Žinia, kad galbūt išsivaduosit iš kažkokių priklausomybių. Čia grandinės tarp vyro ir moters. Liūdna, aš neskatinu skyrybų, bet jeigu viskas atšalo, gyvenat kaip
kare, kaip kažkokioj įtampoj, gadinat sveikatą, tai geriau tikrai jau nebėra nieko artimo, tada gal ir geriau nutraukti tą grandinę. Čia ateina riteris su žinia, su gera žinia, kad galbūt kažkam bus skyrybos, kažkas sutiks pasirašyti, atsiras lygsvara gyvenime. Atsiras kažkam tai lygsvara gyvenime. Ir devynetas pentaklių. Devynetas pentaklių tai toksai žmogus, kaip jisai visko turi, apsirūpinęs, bet jisai galbūt daugiau vienišas yra. Ir čia paskutinis teismas. Prieš paskutinį didžiųjų arkanų korta, kuri reiškia, žinot ką, jinai, kad jūs jau savo karmą atkentėjot. Visada šita korta ir daliai mane žiūrinčių šitaip ir bus. Ir čia riteris žaslų, kad ateina kažkokia greitai. Žaslų riteris tai greitas. Ir pentaklių tai labai vos ne vietoj stovi ir nejuda reikalai, vos atšliaužia toks geras vėžliukas. O žaslų riteris tai greitai kažkokią gerą žinią. Irgi, kad pabaiga. Čia 10 kardų. Tai yra išsinulinimas. 10 tai 0 ir 1. Nauja pradžia. Kažkam prasidės naujas gyvenimas. Ir šita korta tą patvirtina, kad išplaukėt į naujus vandenis, išplaukėt į naujus kažkokius savo gyvenimo etapą. Galbūt pakeisi darbą, galbūt pas jūs santykiai šeimoje viskas tvarkoj ir pas jūs tik tai galbūt irgi perėsit į kažkokį naują lygį. Gal tos durnystės, kvailystės, žinot, jau iš galvos iškeliavo, gal pasišnekėsit rimtai ir nuspręsit, kad gana, tiesiog baikim tą kariauti, geriau gražiai, taikiai gyvenam su meile, su ramybe, su vienas kitam pagarba ir tada būtų labai gražu. Aš šitą jums labai linkiu ir sveikinčiu. Ir sveikinu su tuo, jeigu jūs pasiryšit šituo keliu eiti. Dabar kas? Pakabintas. Nurimkit, viskas bus gerai. Nurimkit, šita korta didžiųjų arkanų rodo, kad tiesiog jūs turit sustoti ir gerai viską apmastyti, turit gerai viską nuspręsti, kur jums gyventi. Čia yra namai, čia yra jūsų, kaip sakant, tas slėptuvė nuo viso pasaulio. Gerbkit, mylėkit ir labai saugokit tą savo lizdelį, kur galit grįžę ramybei, taikoj ir laimiai pailsėti, atsigauti, atgauti jėgas. Tai labai svarbu. Ir čia mirties korta. Kažkas tai baigsis, kažkam tai tokį, galbūt tas namų ieškojimas, galbūt apsisprendimas. Ir čia 10 taurių. Gal išeisit iš to tokio, žinot, labai didelio dvasinio tokio sunkumo. Ir 10 taurių tai yra pati tokia stipriausia, tai meilė, tai nauja pradžia, tai naujas jūsų galbūt daug metų kartu išgyventas, pereinat į visi, žmonės vis pereina į naują lygį ir tai visą laiką vyksta. Ir keičiasi jūsų požiūris vienas kitą ir atsiranda galbūt tolerancija, galbūt nustojat ten tie pavydai kažkokie kvaili ar kažką, nes jie nieko nepadeda tie pavydai, žinot kaip yra. Taip, toliau žiūrim ką. Taip, imperatorė. Imperatorė tai statuse moteris, kažkas tai, jeigu gyvenat tokiai, žinot, partnerystė, gal bus oficiali santuoka, gal kažkas tai jums pasiūlys susituokti, gal įteisinti tuos santykius, bet čia dar tokia vyksta tokia apsisprendimas, gal nežinojimas, kur eiti, ką daryti, kokį keliu dar daliai žmonių. Ir kas toliau?
norima išeiti iš tų tokių dvasinių kančių, iš tokių galbūt, žinot, persekiojimų, galbūt tokio kažkokio tai vieną kartą atsistoti ant kojų ir išeiti iš to išmaldų prašymo lygio. Norisi būti savarankiškai, turėti viską ir kažkas gaus pagalbą. Saulė. Viskas jūsų gyvenime greitai išaiškės. Saulė tai jinai va, ir dabar va, kaip ant saulės iš debesėlių nušvito saulė. Ir čia yra 9 taurių, tai yra toksai žmogus, kuris stagnacijoje, jisai sėdi ant savo to gero ir niekur nejuda. Tai nėra gerai, tai nėra, myliai, gerai, judėkit, kažką darykit, nes net pinigai, kurie nejuda, jie pradeda dingti, nes nuvertėja ar kažkaip reikia būtinai kažką tai daryti, kad tu kažką tai turėtum gyvenime, tai pirmiausia sugalvok, pasiryžk ir eik į savo gyvenimą pats. Ant padėklų laimės irgi neatneš niekas. Taip. Žinė, būkit išmintinga, būkit tas stebukladarė savo gyvenime, kur galit viską savo sukurti ir padaryti ir jūsų gyvenimas pasikeis. Ketvirtas taurių, tai likimas duoda jums dar šansą, bent vieną, tai tikrai turėsit šansą ir tikrai jums pasiseks kažką tai, ką jūs galit, galbūt meiliai, nes čia įsimylėjų korta krito, galbūt meilį savo, labai svarbu. Kas jūs mylės, jeigu patys savęs nemylit? Jeigu gyvena susiraukę, susigūžę, baisūs, prie jūsų prieit neįmanoma, kaip rūgštynės, tokie niekam neskanūs, neįdomus, nei draugaut, nei pas jūs lankytis, nei nieko, jūs pulsit į depresiją, mylėjai, negalima taip. Reikia mylėti save, pasaulį, viską, kas yra ir gera, ir bloga, ir piktžolę savo darže reikia mylėti. Aš ir tų atsiprašau, kai raviu. Tai va, dabar Fortūnos ratas rodo, kad tikrai jums pasiseks. Užkalbėjau gerai kartą šį kartą. Tegul jūs priimat, arba jūs, jeigu, žinot, galvojat, kad žiūrėdami mano būrimą, galvojat, kad, kaip čia dabar tos kortos, 2 suverstos. Taip. Nu, neturiu daugiau ką sakyti. Iš karto, sakiau, bus paskutinė korta, krito 2 ir labai sprendžiamus. Tai yra 10 pentaklių, tai viskas, turtas, laimė, šeima, gerovė ir 2 taurių. Tai yra meilės korta, santuokos korta ir visa kita. Žinot, kiti žiūri ir sako, o čia nesipildo man tavo kortus. Žinot, kaip gali, jeigu jūs nepriimat, jeigu jūs žiūrit gerą, pozityvų jums prognozę ir tiesiog kaip užkalbėjimą ant gerų, sakot, ir savo mintyse jūs pasakot, ai, nei čia man pildysis, nei čia ką, nei man čia seksis, nei čia ką, tai taip ir bus. Jeigu sakys, priimu ir palikit Dievo valiai, angelų valiai ir ko nori ten ir kai bus, tai bus. Tada jums įsipildys, o jeigu jūs patys savo užkertat kelią, atsisako tos ateities ir netikit, kad jums tai bus, tai kaip jums gali, prievartą jums niekas neįkiš. Žinokit, reikia norėti, reikia to svajoti, tikėti, o kai bus, tai bus. Nereikia turėti tokios įpročių, kad bijau paskui liūdėti, kaip neįvyks. Čia nesąmonė yra. Tiesiog palikit likimų, jeigu jums lemta, jums viskas įvyks. Ir tegul tai būna, mylėjai. Linkiu jums sėkmės ir kad viskas jums pildytųsi.